Esu kurorte Druskininkuose, šalia Ryto gimnazijos. Praėjusiais metais čia irgi lankiausi ir lankiau 11-oką Igną. O šiemet jis jau 12-okas, tačiau aš nelabai atsimenu, kaip jis atrodo. Šitas? Ne šitas. Tuoj, atsiprašau, tuoj baigsiu. Šitas? Ne šitas. Šitas. Ne šitas. Tuoj, palaukit, tuoj, jau, tuoj, šitas. Tikrai ne šitas. Palaukit, galimagi baigti filmuoti, atsiprašau. O, Ignai, taigi tu su dviračiu buvai praeitais metais. Buvo. Geras, pasikeitė šiek tiek plaukai, paaugę, galiu sėsti, pavežėsi, pakalbėsim. Pažiūrėsiu, sėdam. Nu tai, Ignai, apie save. Ką čia apie save? Pradedantysis aktorius, toks truputį kompiuterio mėgėjas. Ignas yra šviesiausia mūsų mokyklos asmenybė ir kai jis eina koridoriais, tai tiesiog viskas nušvinta. Jeigu gerai tai pasižiūrėsite, tai virš jo galvos tokia mažytė aureolė yra iš tikrųjų. Žinot, aš jau ne vieną kartą sakiau apie šį vaiką. Man tiesiog apibūdinimų trūksta žodžio. Antiek jisai vaikiškai naivus, vaikiškai atviras, vaikiškai gražus, vaikiškai geras. Ausius. Auksinis berniukas. Auksinis, tikrai auksinis berniukas. Ką dar veiki laisvalaikį? Neseniai pradėjau origami lankstyti lėktuvus. Dėl lėktuvus? Aviacija patinka truputį. Ir šiaip tokie visokie nepraktiški dalykai, aviacija, kosmonautika. Šiemet, nežinau, čia gal į televiziją taip įtakojo, bet šiemet pradėjo mūsų Ignas ir šokti, ir vaidinti, ir dainuoti taip, kad jis, nežinau, šiaip baisu, kad netaptų visų galų meistras. Ir moksluose, ir mene. Pradedantysis aktorius. Kinas, teatras, kas? Teatras. Lietuvių mokytoja mūsų surinko mus kelius ir mes taip, nežinau, gal nelabai oficialiai ir dirbam. Praėjo metai, praeitais metais dalyvavai. Kaip sekėsi, primink? Antras. Kas pasikeitė per metus? Kas pasikeitė? Tai truputį šilčiau pasidarė žiemom galvai. Iš tikrųjų, Ignas pasikeitė labai į gerą pusę, nes pasidarė linksmesnis, bendraujantis labiau. Išmoko save daugiau vertinti galbūt. Įvertinti savo galias. Ignas tapo dar protingesnis, dar gražesnis, dar nustabesnis, dar puikesnis, dar tobulesnis ir dar visoks kitoks. Ir dar daug įkyresnis dabar pasidarė, nes drąsesnis. Aš žinau, kas dar pasikeitė. Praeitais metais važinėjai dviračiu, o šiemet? Šiemet truputį dalinamės automobiliuku su tėčiu, 2 kaimynus ir šunim. Patarimai tiesiai į kamerą, Ignai. Nesijaudinti ir laimėti. Esu Vilniaus licėjuje, to dar nebuvo, metų dvikova. Šalia manęs dešiniajame ringo kampe Julius, o kairiajame ringo kampe Rimas. Interviu pradedam! Tai Rimai, tai yra Juliau, tai tu Julius ar Rimas? Jeigu pabendrautum su pasu, tai pasakytų Rimas, ko gero, bet jeigu su aplinkiniais, tai Julius. Bet, tokiose laidose išeina Rimas ir Julius ir, viskas viename. Kodėl taip yra? Nežinau, tiesiog taip nusprendė padaryti. Kažkaip iš pradžių buvo sugalvoję Rimas vardą, tada Julius kažkaip priskliavo ir taip gavosi, kad pasai Rimas ir Julius. Pasakok apie save, Rimai, Juliau ir Rimai. Nežinau, šiaip labiausiai įdomiausia, ko gero, ekonomika ir politika, ir su būt ekonomikos. Politikų bent jau tokių rimtesnių, kuris sugebėtų daryti tvarką. Rimas labai rimtas, labai daug mokosi, aišku, ir toks paslaptingas. Bet iš ties tai jis yra, gal dažnokai per plepus, bet iš to jis visada teigiamas nuotaikos ir visada gali pralinksminti. Nors kartais norisi ir užsikimšti ausis, bet iš tikrųjų jis labai geras draugas. Man tai jisai svajonių jaunikis. Jums jisai svajonių jaunikis. Kodėl? Nes jis tobulas. Laisvalaikį labai mėgstu visokius ekonominius žaidimus, tarkime, žaisti investavimas, verslo tokie simulacijos įvairios visokios, krepšinį taip pat pažaidžiu, stalo tenisą. Kartais suprasti sunku, jo argumentai būna taiklus, aštrus, kartais sunku išmušti jo, taip sakant, klaidingus netgi argumentus. Taip sakant, jis nebijo klysti, o tai yra gera savybė, tai atves prie pergalės. Ko gero labiausiai sekasi, tai vėl ekonomika, filosofijos olimpiadose padalyvaujam. Šiaip visi kiti tokie irgi visai neblogai sekasi. Stengiuosi būti kuo įvairiapusiškesnis, kad nebūtų vien pusė žmogus, kad tik tai ekonomika arba tik tai matematika, tiksliukas ten kalantis ar dar kažką tokio. Rima, Juliau, girdėjau pas jūs labai įdomi klasė. Taip, labai įdomi klasė, ko gero, daugelio vaikinų svajonė. 3 vaikinai, 21 mergina, kiekvienam po 7 ir, manau, labai neblogas toksai santykis. Gerai, tiesus klausimas, kaip galvoji, kaip tau seksis mūsų laidoje?
Wow, tikiuosi, kuo geriau pasirodyti, gal pavyks išeiti į finalą, vėl norėčiau su rimtais oponentais pasigrumti, kuo tokiuose rimtose varžybose, daug klausimų įvairių ir tikiuosi, kad viskas bus gerai. Gal net pavyks laimėti netyčiom. Kągi, linkiuojam elgtis turbūt kaip senovės romėnų karvedžiui, Gajui Julijui Cezariui, kuris sakė, atėjau, pamačiau, nugalėjau. Aš norėčiau palinkėti, kad nesinervink, tu viską žinai ir viskas bus gerai. Juliau, būk geras, išpildyk savo svajones. Juliau, baigtų tą licėjų greičiau. Rimai, niekada nepasiduok Juliui.